Hello, sveiki atvykę į šeštadienio video ir šį kartą noriu jūs supažindinti su tam tikrais žodžiais, fraziais, žodžių junginiais, kuriuose yra įvairių šalių pavadinimai. Tokių iš tiesų žodžių yra labai daug, žodžių junginių, ar ne, vadinkim taip. Jų yra labai daug ir mes pažiūrėsime tik į kai kuriuos, kurie yra žinomesni arba dažniau naudojami. Okay. Taigi, visų pirma, tai yra French windows. French windows, pažodžiui, prancūziški langai. Tai yra langai, kurie yra per visą kambario aukštį, ne paprasti langai, o mes sakytumėm langai iki žemės, ne? Tai angliškai tai French windows. Kągi dar mes turime su French? French kiss. French kiss, prancūziškas bučinys, tai bučinys, kurio metu naudojamas liežuvis, ne, tai yra French kiss. Kas dar prancūziško? French letters. Ar žinot, kas tai yra? French letters. Pažodžiui, prancūziški laiškai. Tai yra prezervatyvai. French letters. Gerai, keliaukime į kitą šalį. Irish twins. Irish twins tai yra vaikai pametinukai. Lietuviškai mes turime atskirą žodį tam, ar ne, pametinukai. Tai Irish twins yra brolis ir sesuo, nebūtinai brolis ir sesuo, ar ne? Tai vaikai, kurių skirtumas tarp vieno ir kito yra mažesnis nei 12 mėnesių. Tai yra lietuviškai pametinukai ir angliškai tai Irish twins. Kalbant apie Irish ir truputėlį French, yra du vienodą reikšmę turintis pasakymai, tai yra arba Irish goodbye, arba French leave. Tai yra frazės, kuomet iš kažkokios šventės, iš kažkokio pasibuvimo išeiname tyliai, su niekuo neatsisveikinę, tiesiog dingstame. Na, tai that would be Irish goodbye arba French leave. Kalbant dar apie Irish, tai yra Irish luck. Ir iš tiesų yra labai daug įvairių pasakojimų, padavimų, istorijų apie airiškus visokius puodus pinigų, visokius vaivorykštės gale esančius turtus ir panašiai. Tai Irish luck yra tiesiog tokia didelė netikėta sėkmė. Ir būtent labai dažnai su Airija ir asocijuojasi dobilėliai nešantis laimę, turtai ir panašus dalykai. Ne? Tai yra Irish luck. Persikelkime į Olandiją ir Dutch courage. Dutch courage, tai tarsi olandiška drąsa. Tai yra drąsa, kuri atsiranda šiek tiek išgėrus alkoholio. Ne? So Dutch courage. Going Dutch, pažodžiui nelabai verčiasi ar ne, bet tarsi ėjimas olandiškai, bet tiesiog olandiškas sprendimas galbūt tai būtų. Tai yra, kuomet restorane ar kažkur pavalgius mes sąskaitą dalinamės kiekvienas, tarsi po lygiai mokame kiekvienas už save. Ne? Tai yra going Dutch. Let's go Dutch reiškia mokėkime kiekvienas už save. Dutch door, ar esat apie tai girdėję, ar esat matę tokias duris, aš prisipažinsiu, esu mačiusi tik kažkokiame filme, kažkokioje pasakoje, tai yra duris, kurios atskirai atsidaro apačia ir atskirai atsidaro viršus. Tai yra Dutch door, tarsi olandiškos duris. Keliaukime dar kitur ir Chinese whispers. Chinese whispers, tarsi kinų šnabždesiai. Tai yra tai, ką mes lietuviai vadiname sugedusių telefonų. Būtent tas žaidimas, kai vienas kitam pasakome kažkokį žodį ir dėl to, kad tas žodis sakomas arba labai greitai, arba labai tyliai, po truputėlį jis kažkaip keičiasi ir galiausiai gaunasi kažkokia nesąmonė. Tai angliškai tai yra Chinese whispers. Kalbant apie Chinese puzzle, kinų galvosūkis, kiniškas galvosūkis, tai yra kažkoks labai sudėtingas dalykas, kurio neįmanoma niekaip išnarplioti. O Chinese wall tikriausiai esate girdėję, jeigu mėgstate žiūrėti įvairius serialus susijusius su teise arba politika, tai yra toksai susitarimas, kai, tarkim,
vėlgi teisiniuose, formaliuose dalykuose žmonės dėl tam tikrų sąlygų negali kalbėti apie tam tikrą reikalą, apie tam tikrą temą, tai tada jie tiesiog apskelbia, kad it is Chinese wall, kinų siena ar ne, ir mes apie šitą dalyką nekalbam, nuo to dalyko atsiribojam. Pažiūrėkime į kitas šalis. We have American dream. Amerikietiška svajonė, tai iš tiesų yra ir galbūt Lietuvoje suprantamas dalykas, ar ne? Tai iš senų senovės, iš tų kalbų, kad Amerikoje kiekvienas atranda savo svajonę, kiekvienas gali bet ką pasiekti, ar ne? Tai tokia savoka kaip American Dream, amerikietiška svajonė, taip pat yra kaip žodžių junginys. Plain English. Plain English. Kaip sakytumėm paprasta anglų kalba, ir tai būtent irgi yra toksai derinys, posakis, kai mes norime pasakyti, kad lygiai taip pat lietuviškai sakytumėm tiesiog pasakyk paprastai, paprasta kalba, ar ne? Paaiškink kaip vaikui, ar ne? Kažkas tokio, kai mes norim pasakyti, kad kažką mums reikia pasakyti supaprastintai, labai paprastai. Plain English. Can you tell me that in plain English? Ar gali tai pasakyti tiesiog paprasta kalba? Indian summer. Indian summer. Lietuviškai mes sakome bobų vasara arba bobų vasara. Tiksliau turėtų būti kirtis. Tai yra laikotarpis rudenį, kai vis dar būna šilta, saulė šviečia ir mes turim tokį vasaros atgarsį, tai angliškai šis laikotarpis vadinasi Indian summer. O kaipgi dėl Indian yra dar vienas posakis Indian giver, tarsi dovanotojas, ar ne, Indian giver. Šis posakis iš tiesų atėjo iš senų laikų, kai atvykę ispanų užkariautojai į Ameriką bandė, kaip čia pasakyti, dėrėtis su vietiniais gyventojais, su Native Americans, su indienais. Ir esmė buvo tokia, kad tais laikais vietiniai amerikiečiai, jie buvo linkę prekiauti barterinę sistemą, ar ne? Jie duodavo daiktų ir tikėdavosi atgal tokio pat, kaip čia pasakius, tokio pat brangumo, kažkokio tai ar ne irgi daikto. Europiečiai nesuprato, jie galvojo, kad tai yra dovanos, ar ne, kad juos čia sutinka su dovanomis ir pradžioj visiškai nesiteikė kažko dovanoti atgal, ar ne, jie galvoja čia, mus sveikina, bet iš tiesų, ar ne, indienai ten norėjo prekiauti su jais ir tikėjosi atgal tokios pat dovanos. Tai Indian giver yra arba žmogus, kuris iš vienos pusės vienas paaiškinimas yra žmogus, kuris kažką tai dovanoja ir tikisi tokio pat brangumo dovanos, ar ne, arba tokio pat kažkokio kiekio dovanų kažko tai. Bet taip pat yra ir paaiškinimas, kad Indian giver yra toks žmogus, kuris kartais kažką atiduoda ar padovanoja ir po to norėtų tą daiktą atsiimti. Taigi, kelios reikšmės šitam posakiui. Russian roulette, ar ne, rusiška ruletė, taip pat kartais sakome ir lietuviškai, tai yra situacija, iš esmės tai yra žaidimas, nelabai žaidimas gal, ne, kai tiesiog į revolverį yra dedama šovinys, nepilnai užtaisoma ir tada tiesiog žiūrima, ar šaus ar ne. Ir labai dažnai mes naudojam perkeltinę prasme, kai yra kažkokia pavojinga situacija ar ne, ir mes nežinome, ar pavyks kažką tai padaryti ar ne, ir kai yra pakankamai pavojingas, ne, žaidimas. Ir galiausiai, ar žinojote, kas yra Mexican wave, meksikietiška banga? Mes lietuviškai sakom tiesiog banga, o štai angliškai tai vadinasi Mexican wave, nors vėlgi dažniausiai irgi tiesiog sako wave. Stadione tam tikros, nežinau, per varžybas kažkokias ir per kažkokius renginius, kai žiūrovai daro bangą, ar ne, per visą stadioną, būtent tas veiksmas vadinasi angliškai Mexican wave. Na, dabar jau žinosite, nežinojau ir aš. Taigi, tiek apie frazes, posakius su įvairiausių šalių pavadinimais, tikiuosi išmokote kažką įdomaus, o komentaruose kviečiu parašyti, kuris jums buvo negirdėtas arba įdomiausias. Ne? Labai lauksiu jūsų komentarų, lauksiu jūsų like,
paspaudimų ir jei neprenumeruojate mano kanalo, tai labai prašau tai padaryti, nes nepraleisite kitų naujų video. Geros jums savaitės. Thank you for watching. Ačiū, kad žiūrėjote ir bye bye.